Įvairiose pasaulio dalyse yra salų, kurios laužo įprastą apie jas vyraujančią nuomonę. Kai kurie iš jų nėra atogražų rojai ar turistinės vietos, o veikiau keistų gamtos reiškinių, stebinančių žmonių istorijų ar neįprastais būdais susiformavusių kraštovaizdžių vietą. Kiekviena iš šių salų parodo, kaip gamta ir žmonės gali prisitaikyti prie ekstremalių ar netikėtų sąlygų. Vieni atsirado dėl pokyčių jūroje ar sausumoje, kitus transformavo istoriniai atsitiktinumai, o kiti tiesiog prieštarauja bet kokiai savo egzistavimo logikai. Jų supratimas leidžia mums suprasti planetos įvairovės mastą ir kaip izoliuotos aplinkos gali sukurti unikalias situacijas. Šios ekskursijos metu tyrinėsime salas, kuriuose gyvenimas, geografija ir istorija klostėsi kitaip nei įprastai. Kuo šios salos tokios skirtingos ir kokias paslaptis slėpia kiekviena iš jų. Sveiki atvykę į Mundarę. Pradėkime. Migingo sala. Per didelis gyventojų skaičius Viktorijos ežere, Viktorijos ežero rytiniuose vandenyse esanti Migingo sala yra vienas iš kraštutinių didelio gyventojų tankumo pavyzdžių mažoje erdvėje. Vos 2000 kvadratinių metrų ploto pastate gyvena apie 500 žmonių. Tai nuolatinė gyvenvietė, kuriai būdingos viena ant kitos uždėtos skardos konstrukcijos ir siauros gatvelės. Strateginė Migingo svarba slypi Nilo ešerių, didelių plėšriųjų žuvų, kilusių iš Afrikos upių sistemų, gausoje aplinkiniuose vandenyse. Šis išteklius, turintis didelę komercinę vertę tiek vietos, tiek tarptautiniu mastu, paskatino laipsnišką žvejų, daugiausiai iš Kenijos ir Ugandos kūrimąsi saloje, kur jie įrengė laikinus būstus ir sukūrė vien žvejybą pagrįstą ekonomiką. Gyvenimo sąlygos Migingo yra pavojingos. Saloje trūksta nuotekų sistemų, geriamojo vandens tiekimo ir nuolatinių medicinos paslaugų. Elektra daugiausia gaunama iš individualių generatorių. Minimali infrastruktūra apima mažas parduotuvės, tinklo remonto dirbtuvės, dvigubas policijos nuovadas, vieną Kenijos ir vieną Ugandos ir pagrindinį apgyvendinimą laikiniems lankytojams. Nuo 2000 Vidurio sala buvo teritorinio ginčo tarp Kenijos ir Ugandos objektas. Abi tautos pretenduoja į teritorijos suverenitetą, todėl nedidelėje teritorijoje, tvyrant latentiniai diplomatiniai įtampai, sambūvi abiejų tautybių policijos pajėgos. Migingo ekonomika sukasi išimtinai apie žvejybą. Kasdienis Nilo ešerių gaudymas ir prekyba, jais išlaiko bendruomenę ir skatina nuolatinę veiklos dinamiką. Prekyba vykdoma pačioje saloje arba gabenant prekes į didesnės žemyno rinkas. Gyvenvietės poveikis ežero ekosistemai yra pastebimas. Perteklinė žvejyba kelia grėsmę vietinių rūšių tvarumui, o netinkamas atliekų tvarkymas teršia netoliese esančius vandenis. Šie klausimai patraukė aplinkosaugos organizacijų dėmesį, nors išsaugojimo pastangas stabdo oficialaus suvereniteto nutarimo nebuvimas. Balio piramidė, monolitas Ramiajame vandenyne. Balio piramidė, esanti daugiau nei 590 km į rytus nuo Australijos, yra 561 metro aukščio jūros bokštas, todėl tai yra aukščiausias tokio tipo uolų statinys pasaulyje. Šis darinys yra eroduotas senovinio skydo ugnikalnio, išsiveržusio maždaug prieš 7 milijonus metų likutis. Piramidės paviršius yra status ir praktiškai be augmenijos, išskyrus kai kurias atbrailas, kuriuose išgyvena prie ekstremalių sąlygų prisitaikiusios augalų rūšys. Žmonių ekspedicijos į jos viršūnę buvo retos dėl techninių sunkumų ir nepalankių oro sąlygų, vyraujančių atvirame Ramiajame vandenyne. Reikšmingiausias atradimas įvyko 2001 metrų, kai tyrėjai rado išlikusią milžiniškų lazdelių vabzdžių laikomų išnykusią rūšimi populiaciją.
Ši kolonija, įsikūrusi izoliuotame krūmyne, skatino gamtosaugos programas skirtas veisimui nelaisvėje ir galiausiai sugrąžinimui į pirminę buveinę Lordo Hovės salą. Geologiniu požiūriu Ballo piramidė siūlo vandenyninių vulkaninių struktūrų formavimosi, degradacijos ir erozijos procesų atvejo analizę. Be to, jos jūrinė aplinka, kurie sudaro koraliniai rifai jos papėdėje, palaiko nepaprastą žuvų ir koralų biologinę įvairovę. Prieiga prie piramidės yra ribojama siekiant apsaugoti jos trapią ekosistemą ir užtikrinti lankytojų saugumą. Tai yra Lordo Hovės salos jūrų parko dalis ir jai taikomi griežti aplinkos saugos reglamentai. Ballo piramidė yra išskirtinis geologinių formų ir biologinių rūšių atsparumo ekstremaliomis sąlygomis pavyzdys, atstovaujantis unikaliai mokslinių tyrimų erdvei. Kalėdų sala, raudonųjų krabų migracija Kalėdų sala, esanti Indijos vandenyne, 1400 km nuo Australijos pakrantės, yra masinės gyvūnų migracijos, kuriai vadovauja raudonasis krabas Getartoidea natalis arena. Kasmet, prasidėjus lietingajam sezonui, iš vidaus miškų išnyra 10 milijonų krabų ir juda link pakrantės veistis. Ši sinchronizuota migracija, valdoma mėnulio fazių ir potvynių, kelioms savaitėms visiškai pakeičia salos dinamiką. Migracijos procesas apima kelių, takų ir miesto teritorijų kirtimą, todėl valdžios institucijos įgyvendina laikinus uždarimus, specialius tiltus ir užtvaras gyvūnams apsaugoti. Šis žmonių ir laukinės gamtos bendradarbiavimas yra būtinas rūšies reprodukciniai sėkmei. Kiekviena patelė vandenyno vandenyse padeda iki 100 000 kiaušinėlių, taip prisidėdama prie jūrų ekologinio ciklo. Lervos gimsta jūroje ir po kelių savaičių vystymosi grįžta į sausumą kaip jaunikliai krabai, užbaigdami gyvenimo ciklą. Kalėdų sala, kurios plotas yra 135 kvadratiniai kilometrai, turi daugiau nei 60% savo paviršiaus saugomo nacionalinio parko. Tačiau jai kyla didelių ekologinių grėsmių, tokių kaip geltonosios beprotiškos skruzdėlės invazinės rūšies, kuri minta suaugusiais krabais plitimas. Siekiant apsaugoti migraciją, įgyvendintos apsaugos ir invazinių rūšių kontrolės programos. Šis renginys taip pat tapo turistų traukos objektų, atnešančių pajamų vietos bendruomeniai ir finansuojančių išsaugojimo pastangas. Be raudonųjų krabų saloje gyvena tokios rūšys kaip kokosų krabas ir ji yra mokslinių tyrimų, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama gyvūnų navigacijos mechanizmams objektas. Kalėdų salos raudonųjų krabų migracija yra unikalus ekologinis reiškinys, gyvybiškai svarbus tiek salos ekosistemos pusiausvyrai, tiek jos biologinio paveldo išsaugojimai. Akys, besisukanti Argentinos salą, Paranos deltoje, pelkių ir kanalų regione, esančiame Buenos Airių provincijoje, Argentinoje yra neįprastas geografinis darinys žinomas kaip Elojo. Tai beveik tobulos apskritos formos sala, kuris sukasi apie savo ašį, taip pat apskritos lagūnos viduje. Šis reiškinys nuo 2003 metrų, fiksuojamas naudojant palydovinius vaizdus, dėl savo unikalumo sukelia mokslininkų ir plačiosios visuomenės susidomėjimą. Salos skersmuo yra maždaug 120 metrų, o ji juda vandens kanale, kuris ją visiškai supa. Archyviniai kadrai rodo, kad akys bėgant metams nuolat keitė savo vietą, nors išlaikė taisyklingą formą. Ši dinamika sukėlė įvairių hipotezių apie jos kilmę ir veikimą, įskaitant gamtos teorijas ir spekuliatyvesnius alternatyvius paaiškinimus. Geomorfologinių požiūrių Elojo susidarimą galima paaiškinti požeminių vandens srovių, sedimentacijos ir diferencinės erozijos bendrų poveikių. Siūloma, kad nuolatinis vandens srautas, asimetriškai veikiantis plūduriuojančios salos pagrindą, generuotų laipsnišką sukamąjį judėjimą. Šis reiškinys būtų panašus į tą, kuris sukelia ledo diskų sukimąsi šalto vandens upėse, kur srovė ardo ledo plokščių kraštus, suteikdama jiems apskritimo formą ir judėjimą.
Kačių salos, kačių išlikimas ir klestėjimas Japonijoje yra kelios mažos salos, kuriuose kačių yra daugiau nei žmonių ir jose suformuojamos unikalios bendruomenės sulaukusios tarptautinio dėmesio. Tarp jų yra Aošima Ežimės prefektūroje ir Taširodžima Miegio prefektūroje. Šios salos, žinomos kaip Nekos Hima arba Kačių salos, yra unikalūs pavyzdžiai, kaip žmonių ir gyvūnų santykiai gali formuoti izoliuotos aplinkos socialinę ir ekonominę dinamiką. Kačių populiacijų kilmė šiose salose siekia amžiaus vidurį. Bendruomenėse, daugiausia verčiančiose žvejybą, katės buvo įveistos siekiant kontroliuoti pelių antplūdžius, kurie grėsė laivams ir šilko naudojamo žvejybos tinklams gaminti atsargoms. Natūralių plėšrūnų nebuvimas ir vietinis gyvūnų šėrimo paprotis leido kačių populiacijoms augti eksponentiškai. Dėl ekonominių ir demografinių pokyčių tradiciniai žvejybos veiklai nykstant, salos patyrė žmonių išvykimą. Daugelis jaunų žmonių, ieškodami geresnių darbo galimybių, migravo į didesnius miestus, palikdami senstančias ir mažėjančias bendruomenes. Kita vertus, katės toliau dauginosi, užpildydamos tuštumą, kurie paliko mažėjantį žmonių populiaciją. Šiuo metu tokiose salose, kaip Aošima, kačių skaičius viršyje žmonių skaičių maždaug 6 kartus. Kasdienis gyvenimas sukasi apie kačių buvimą. Prieplaukose, gatvėse ir apleistuose namuose gyvena įvairių spalvų ir dydžių kačių kolonijos. Nors visose salose nėra oficialios gyvūnų populiacijos valdymo programos, gyventojai ir kartais savanoriai maitina gyvūnus ir teikia jiems pagrindinę priežiūrą. Kačių išlikimas yra neatsiejamai susijęs su kultūriniais santykiais, kuriuos salos gyventojai palaiko su jomis. Japonų tradicijose katės laikomos sėkmės ir klestėjimo nešėjomis. Šis įsitikinimas sustiprino bendruomenės rūpestį katėmis, ypač tais laikais, kai trūko kitų ekonominės gerovės šaltinių. Laikui bėgant, unikalus kačių salų charakteris patraukė turistų ir žiniasklaidos dėmesį. Lankytojų atvykimas, iš pradžių spontaniškas, tapo svarbių pajamų šaltiniu. Siuntimo paslaugos, mažos suvenyrų parduotuvės, teminės kavinės ir kaimiško stiliaus apgyvendinimo įstaigos atsirado siekiant patenkinti tuos, kurie nori patirti gyvenimą su katėmis natūralioje aplinkoje. Dėl išaugusio turizmo sektoriaus iškilo naujų iššūkių. Prioritetiniais rūpesčiais tapo atliekų tvarkymas, kačių ligų kontrolė ir ekologinės pusiausvyros išsaugojimas. Kai kuriuose salose buvo įgyvendintos sterilizavimo programos, siekiant kontroliuoti kačių populiacijos augimą, nesimant drastiško skaičiaus mažinimo. Taip pat lankytojams buvo nustatyti elgesio kodeksai, skatinantys pagarbų bendravimą su gyvūnais ir aplinka. Salos taip pat susidūrė su natūraliu pažeidžiamumu, klimato kaitos ir gamtos pavojų atžvilgiu. 2011 metrų Tohoku žemės drebėjimas ir tsunamis smarkiai paveikė Taširojimą, nors sala pamažu atsigavo dėka sutelktų gyventojų ir paramos organizacijų pastangų. Rekonstrukcijos metu buvo imtasi apsaugos priemonių katėms, kurios pripažintos neatsiejama bendruomenės gyvojo paveldo dalimi. Sablės sala. Laukinių arklių pusmėnulis Šiaurės Atlante, maždaug 260 km į pietryčius nuo Naujosios Škotijos Kanadoje išnyra plona smėlio juosta, vadinama Sablės sala. Ši negyvenama sala, kurios ilgis siekia maždaug 40 km, o vidutinis plotis vos 1,5 mylios, garsėja pusmėnulio forma, nuolatiniais rūko kyšuliais ir laukinių arklių populiacija, kurios egzistavimas tebėra žavesio šaltinis. Sablės salos susidarimas datuojamas laikotarpiais po paskutiniojo ledynmečio, daugiau nei prieš 15 000 metų. Ledo sluoksnių judėjimas ir vandenyno srovių veikimas nusodino nuosėdas, kurios kartu su kaupimosi ir erozijos procesai sukūrė šią plūduriuojančią smėlio juostą. Saloje nėra uolienų darinių, o jos paviršių beveik visiškai sudaro kopos ir pievos, atsparios vėjui ir druskingumai. Sablės sala yra ekstremali aplinka. Audros dažnos, o rūkas gali išsilaikyti kelias dienas, sumažindamas matomumą iki kelių metrų. Šios sąlygos kartu su klastingomis regiono srovėmis per visą istoriją sukėlė šimtus laivų avarijų, todėl šis regionas buvo pramintas Atlanto kapinėmis. Manoma,
kad jos pakrantėse užplaukė daugiau nei 350 laivų. Emblemiškiausia Sablės salos populiacija yra laukinių arklių banda. Šie gyvūnai izoliuoti nuo žemyno sukūrė gyvenimą visiškai nepriklausomą nuo žmogaus įsikišimo. Plačiausiai priimta teorija apie jų kilmę teigia, kad jie buvo atvežti XV amžiuje, galbūt Europos naujakurių arba kaip nepavykusio bandymo įkurti nuolatinę gyvenvietę dalis. Kita hipotezė rodo, kad kai kurie arkliai galėjo atvykti po laivų avarijų. Sablės salos žirgai yra prisitaikę prie atšiaurių aplinkos sąlygų. Jų mytyba daugiausia pagrįsta vietinėmis žolėmis ir atspariais krūmais, kuriuos kartais papildo į krantą išplauti dumbliai. Jiems trūksta natūralios pastogės nuo stichijų, o tai paveikia jų fizinį atsparumą ir socialinį elgesį. 1960 m. Kanados vyriausybė paskelbė Sablės salos arklių saugomą populiaciją. Draudžiama jį perleisti, prijaukinti ar kitaip tiesiogiai įsikišti. Ši teisinė apsauga užtikrina, kad arkliai ir toliau gyventų laukinėje gamtoje, leisdama mokslininkams tyrinėti natūralius atrankos ir adaptacijos procesus gana uždaroje aplinkoje. Salos ekosistema yra trapi. Augalija atlieka esminį vaidmenį stabilizuojant kopas ir užkertant kelią pakrančių erozijai. Arklių ganimas ir klajojimas saloje daro išmatuojamą poveikį, kuris kol kas nekelia pavojaus ekologiniam stabilumui, nors jis ir toliau nuolat stebimas. Sablės saloje taip pat gausu nuostabios biologinės įvairovės. Jame gyvena migruojančių paukščių rūšys, pilkieji ruoniai ir įvairūs augalai, prisitaikę prie maistinių medžiagų neturinčių smėlingų dirvožemių. Dalis teritorijos yra paskelbta gamtos rezervatu, kurį valdo Kanados parkų tarnyba, todėl prieiga prie jos yra ribojama, o žmonių veikla tik mokslo ir gamtos saugos tikslais. Patekimas į salą yra griežtai reglamentuojamas. Išsilaipinti leidžiama tik įgaliotiems tyrėjams, nacionalinių parkų darbuotojams ir tam tikroms konkrečioms ekspedicijoms gavus vyriausybės leidimą. Nėra nuolatinės turistinės infrastruktūros ar viešųjų paslaugų, todėl išsaugomas nepakitęs aplinkos pobūdis. Nepaisant izoliacijos, Sablės sala užima unikalią vietą Kanados vaizduotėje. Tai buvo biologinių tyrimų, dokumentinių filmų ir literatūros kūrinių objektas. Laukinių arklių, bėgiojančių per kopas po debesuotų dangumi, vaizdas yra vienas iš įspūdingiausių Šiaurės Atlanto gamtos atvirukų. Sablės salos ir jos vietinės laukinės gamtos tolesnis egzistavimas priklauso nuo jos natūralios aplinkos stabilumo. Klimato kaita, kylantis jūros lygis ir vandenynų srovių pokyčiai kelia potencialias ilgalaikės grėsmės. Todėl sala yra vertinga natūrali laboratorija, skirta tirti pakrančių ekosistemų atsparumą ekstremaliomis sąlygomis. Septynių spalvų žemė – geologinis reiškinys Mauricijuje, į pietvakarius nuo Mauricijaus, Šamarelio regione, driekiasi kopų ruožas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip natūralus, intensyvių ir įvairių spalvų reginys. Šis geologinis darinys, žinomas kaip septynių spalvų šalis, yra vienas unikaliausių reiškinių planetoje dėl unikalaus raudonos, rudos, violetinės, mėlynos, žalios, geltonos ir oranžinės spalvos atspalvių derinio. Šios spalvų modelio ištakos slypi Mauricijaus vulkaninėje praeityje. Maždaug prieš 2 milijonus metų išsiveržę ugnikalniai ant paviršiaus nunešė didelius kiekius bazaltinės lavos. Laikui bėgant, dėl tropinio klimato ir oro sąlygų bazaltas suskilo į molio mineralus. Pagrindiniai mineralai atsakingi už spalvas yra geležies ir aliuminio oksidai. Geležies oksidas suteikia raudonus ir rudus atspalvius, o aliuminio oksidas melsvus ir violetinius. Natūralus šių mineralų atsiskyrimas dėl skirtingo tankio ir granuliometrijos sukuria aiškiai apibrėžtas spalvų juostas, kurios išlieka net ir po smarkių liūčių. Svarbus septynių spalvų žemės bruožas yra jos gebėjimas išvengti spalvų maišymo. Nors kopą sudaro purus dirvožemis, kiekvienas atspalvis linkęs likti atskiras nuo kitų. Šį reiškinį tyrinėjo geologai ir klimatologai, kurie mano, kad šį traumatinį stabilumą lėmė mineralinės sudėties ir specifinių klimato veiksnių derinys.
7 spalvų žemės plotas nėra didelis, apimantis apie 7500 kvadratinių metrų. Nepaisant mažo dydžio, jis tapo vienu pagrindiniu Mauricijaus turistų traukos objektų. Teritorija yra saugoma ir aptverta, siekiant išvengti žmonių eismo sukeliamos erozijos. Sukurti takai ir apžvalgos platformos, kad būtų galima įvertinti šį reiškinį nepažeidžiant trapios dirvos. Apsilankymas 7 spalvų šalyje dažnai apima pasivaikščiojimą po aplinkinius miškus ir apsilankymą netoliese esančiuose kriokliuose. Pavyzdžiui, Tamarel krioklyje, kuris krinta iš beveik 100 metrų aukščio. Geologinių objektų integravimas su gamtinė aplinka sudarė sąlygas plėtoti tvarią ekoturizmo veiklą regione. Be vaizdingos vertės, Tamarelio vietovė turi ir edukacinę vertę. Įvairios aplinkos interpretavimo programos aiškina geologinius procesus susijusius su 7 spalvų žemės formavimusi. Šiomis pastangomis siekiama didinti informuotumą apie unikalių geologinių vietų išsaugojimo svarbą ir suprasti gamtos reiškinius, kurie formuoja planetą. Gajola sala. Prakeiksmo šešėlis Italijoje prie Neapolio krantų. Tirėnų jūroje yra 2 mažos uolėtų salelės sujungtos plonu akmeniniu tiltu. Ši grupė, žinoma kaip Gajola sala, išsiskiria ne tik vaizdingų grožių, bet ir blogos likimo reputacija, lydėjusi jos savininkus visą amžių. Pagrindinėje saloje stovi klasikinio stiliaus vila, pastatyta Iš pradžių pastatas tarnavo kaip privati rezidencija, o vėliau kaip jūrinės veiklos centras. Paprasta namo architektūra kontrastuoja su tvirta vieta ant stačių uolų ir gilių vandenų, savybėmis, kurios pabrėžia namo izoliacijos ir paslapties aurą. Gajola salos tamsiosios šlovės pradžia siejama su tragedijų serija, paveikusia jo savininkus. Praėjusio amžiaus pirmoje pusėje keli savininkai mirė netikėtomis aplinkybėmis netrukus po to, kai įsigijo turtą. Tai mirtys nuo širdies priepuolių, savižudybės ir mirtini nelaimingi atsitikimai, dokumentuoti to meto vietos įrašuose ir laikraščių pranešimuose. Vienas žinomiausių atvejų yra verslininko Otto Grumbatko, kuris saloje patyrė mirtiną širdies smūgį bylą. Vėliau įsigijęs turtą, turtingas italų pramonės paveldėtojas susidūrė su finansiniu žlugimu. Rašytojas Mauricijus Sandos, taip pat laikinas savininkas, savo dienas baigė psichiatrijos ligoninėje. Nesėkmingų įvykių seka sustiprino visuotinį įsitikinimą, kad sala yra prakeikta. Šių įvykių paaiškinimą vieni siejo su paprastais sutapimais, o kiti su psichologiniais ir aplinkos veiksniais. Salos izoliacija, sunkus susisiekimas ir pažeidžiamumo gamtos jėgoms jausmas galėjo prisidėti prie blogėjančios jos gyventojų nuotaikos. Viešųjų paslaugų trūkumas ir nuolatinis nepalankių oro sąlygų poveikis kasdieniam gyvenimui saloje dar labiau padidino stresą. Geografiškai Gajola sala yra nestabilioje pakrantės juostoje, linkusioje į seisminius judesius. Regiono geologinė rizika, susijusi su vulkaniniu aktyvumu Flegrėjos laukų teritorijoje, sustiprina nesvetingos ir nenuspėjamos aplinkos įspūdį. Šiandien miestas apleistas ir griuvėsiuose, jos statinius gadina laikas ir salietra. Vietos valdžia paskelbė šią teritoriją Gajolos povandeninio parko, gamtos rezervato, skirto jūrų ir pakrančių biologiniai įvairoviai apsaugoti dalimi. Patekimas į salą yra ribojamas, leidžiami tik kontroliuojami apsilankymai švietimo ir mokslinių tyrimų tikslais. Gajola povandeninis parkas apima apie 42 hektarus pakrantės vandenų, kuriuose gausu jūros floros ir faunos. Jame taip pat yra povandeninių archeologinių liekanų, romėnų vilų liekanų ir kitų senovinių statinių, liudijančių apie istorinę regiono okupaciją. Šie elementai prisideda prie vietovės kultūrinės ir ekologinės svarbos stiprinimo. Gajola salos pavertimas saugoma teritorija reaguoja į poreikį išsaugoti jos gamtos paveldą ir panaikinti pastaraisiais dešimtmečiais dėl nepriežiūros ir neatsakingo naudojimo atsiradusią degradaciją. Aplinkos atkūrimo programos apima
jūrų rūšių stebėseną, jūros dugno valymą ir lankytojų švietimą aplinkosaugos klausimais. Nepaisant tragiškos praeities, sala šiandien yra pavyzdys, kaip su baimės naratyvais susijusios erdvės gali būti iš naujo apibrėžtos vykdant išsaugojimo projektus. Gajolo sala, iš anksčiau nelaimės kamuojamų vietų, virto ekologinės ir kultūrinės vertės vieta, pripažinta Viduržemio jūros regione. Talio ugnikalnis, ežeras ežere Filipinų salyne, maždaug 50 km į pietus nuo Manilos stūkso Talio ugnikalnis, vienas sudėtingiausių ir unikaliausių geologinių struktūrų planetoje. Šiai aktyviai vulkaniniai sistemai būdinga tai, kad ežere yra sala, kurioje savo ruožtu yra krateris su kitų mažų ežerų viduje. Dėl šios unikalios geografinės padėties Talas tapo mokslinio ir turistinio susidomėjimo objektu. Talio ežeras, supantis ugnikalnį, susidarė po daugybės katastrofiškų išsiveržimų prieš 100 000 iki 500 000 metų. Šie išsiveržimai sukėlė didžiulės vulkaninės kalderos griūtį, kuri vėliau prisipildė kritulių ir požeminių šaltinių vandens. Šiame ežere iškilo naujos vulkaninės struktūros, iš kurių žymiausia yra vulkano sala. Pagrindinėme vulkano salos krateryje yra kraterio ežeras, žinomas dėl savo žalių vandenų ir didelio rūgštingumo. Ši mineralinių rūgščių koncentracija atsiranda dėl nuolatinio hidroterminio aktyvumo po paviršiumi, dėl kurio išsiskiria tokios dujos kaip sieros dioksidas ir anglies dioksidas. Talio ugnikalnis laikomas antrų pagal aktyvumą Filipinuose, nuo EVE amžiaus užfiksuota daugiau nei 30 išsiveržimų. Istorinių išsiveržimų intensyvumas buvo įvairus, nuo vidutinio stiprumo freatinių sprogimų iki labai destruktyvių magminių įvykių. 1911 metrų išsiveržimas, vienas niokojančių, nusinešė daugiau nei 1000 žmonių gyvybės ir visam laikui pakeitė aplinkinį kraštovaizdį. 2020 metrų sausį Talio ugnikalnis vėl išsiveržė po kelių dešimtmečių trukusios santykinės ramybės. Dėl vulkaninės veiklos pelenų išmetimai apėmė didelius Lusono plotus, sutrikdė oro susisiekimą ir privertė evakuoti tūkstančius gyventojų. Įvykio metu išsiskyrusi šiluma išgarino didelę dalį kraterio ežero vandens, atidendama įtrūkimus ir nuosėdas dugne. 2020 metrų išsiveržimas išryškino Talio pavojų dėl jo vietos tankiai apgyvendintame regione. Nepaisant ramios išvaizdos, ugnikalnis kelia didelį pavojų dėl staigių freatomagmatinių išsiveržimų, piroklastinių srautų ir ežerų tsunamių susidarimo galimybės. Vulkanų stebėjimą regione vykdo Filipinų vulkanologijos ir seismologijos institutas, kuris nuolat palaiko stebėjimo sistemą, naudodamas seisminės stotis, žemės deformacijos jutiklius ir vulkaninių dujų geocheminę analizę. Šios priemonės leidžia iš anksto įspėti apie galimus išsiveržimus, siekiant sušvelninti būsimų įvykių poveikį. Talio ežero ekosistema taip pat turi unikalių savybių. Jame gyvena endeminės rūšys, tokios kaip talilis žuvis, vienintelė žinoma gėlavandenė silkė ir tam tikros jūrinių gyvačių populiacijos pristaikiusios prie ežero sąlygų. Ežero biologiniai įvairoviai grėsmę kelia tiek vulkaninė veikla, tiek antropogeninis spaudimas dėl žvejybos ir turizmo. Iki 2020 metrų išsiveržimo vulkano sala buvo populiari turistinių ekskursijų vieta. Lankytojai žygiavo iki kraterio krašto, kad stebėtų kraterio ežerą ir jo aktyvius fumarulius. Prieiga šiuo metu ribojama dėl nuolatinio vulkaninio aktyvumo pavojaus. Talio ugnikalnis, pasižymintis ežere struktūrą ir išsiveržimų istoriją, yra paradigminis dinamiškų procesų, formuojančių aktyvius vulkaninius kraštovaizdžius pavyzdys. Nuolatinė stebėsena ir tinkamas rizikos valdymas yra būtini siekiant apsaugoti aplinkinės bendruomenės ir išsaugoti vieną įspūdingiausių Pietryčių Azijos geografinių reiškinių.
Plaukiojančios Maldyvų salos. Koralų atolų palikimas Maldyvų salynas, esantis Indijos vandenyne, garsėja Turkijos spalvos vandeniu ir balto smėlio paplūdimiais. Tačiau unikaliausias šių salų bruožas yra jų geologinė kilmė. Iš pirmo žvilgsnio daugelis mažų salelių atrodo tarsi plūduriuojančios jūroje. Toks optinis efektas atsiranda dėl jų susidarimo iš koralų atolų. Maldyvus sudaro 26 natūralūs atolai, jungiantys daugiau nei 200 salų. Didžioji dalis šių sausumos masyvų atsirado dėl povandeninės vulkaninės veiklos. Maždaug prieš 60 milijonų metų dėl tektoninių judesių atsirado ugnikalniai, kurie išsiveržė iškilo virš vandenyno paviršiaus. Laikui bėgant šie ugnikalniai užgeso ir pradėjo skęsti dėl vandenyno plutos atvėsimo. Šio proceso metu koralų kolonijos įsitvirtino panardintose šonuose. Koraliniai rifai augo vertikaliai, kompensuodami vulkanų įgriuvimą ir formuodami apskritas arba pusiau elipsinės struktūras vadinamas atolais. Kiekviena Maldyvų sala iš esmės yra iškilusi koralinio rifo dalis. Koralų fragmentų, smėlio ir kitų jūros nuosėdų kaupimasi sudarė dabartinius sausumos paviršius. Ši dinamika paaiškina, kodėl salos vidutiniškai yra vos 1 ar 2 metrų aukštyje virš jūros lygio, o tai sustiprina vizualinį pojūtį, kad jos plūduriuoja vandenyje. Ekologiniu požiūriu Maldyvų atolai yra labai produktyvios ekosistemos. Koraliniai rifai palaiko didelę jūrų biologinę įvairovę, įskaitant žuvis, moliuskus, vėžiagyvius ir jūros vėžlių rūšis. Koralų ir salų ryšys yra gyvybiškai svarbus. Rifai apsaugo pakrantės nuo erozijos ir veikia kaip natūralios kliūtys nuo audrų bangų. Trapią rifų ir salų pusiausvyrą kelia keletas veiksnių. Klimato kaita sukėlė kylantį jūros lygį ir padidėjusią vandenynų temperatūrą. Veiksnius, kurie lėmė koralų blukimą. Vandenynų rūgštėjimas taip pat kenkia koralų gebėjimui formuoti kalkingas struktūras. Reaguodama į šias grėsmes, Maldyvų vyriausybė įgyvendino jūrų apsaugos iniciatyvas. Siekiant subalansuoti ekonominę plėtrą ir aplinkos išsaugojimą, buvo sukurtos jūrų saugomos teritorijos, rifų atkūrimo programos ir turizmo tvarumo projektai. Tradicinė Maldyvų architektūra taip pat atspindi prisitaikymą prie aplinkos. Pastatai pastatyti iš vietinių medžiagų, tokių kaip negyvi koralai, šiuo metu draudžiami, kokoso mediena ir palmių lapai. Šiuolaikinis miesto planavimas apima atsparumo klimato kaitai strategijas, įskaitant dirbtinių salų projektavimą ir paplūdimių atkūrimą vykdant smėlio atkūrimo projektus. Vienas žymiausių projektų šiuo atžvilgiu yra Hulhumal dirbtinė sala, pastatyta siekiant apsaugoti miesto erdvę nuo kylančio jūros lygio. Nors jos neatkartoja natūralių salų plūduriuojančio optinio efekto, šios iniciatyvos yra bandymai prisitaikyti prie būsimų iššūkių. Salų plūduriuojančių vandenyne suvokimas prisideda prie Maldyvų turistinio patrauklumo. Tačiau be estetinės išvaizdos ši ypatybė atskleidžia sudėtingą geologinį ir ekologinį procesą, kuris palaiko žmonių ir jūros gyvybės salyne. Maldyvų salų formavimosi ir jų stabilumui grėsmę keliančių veiksnių supratimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti jų išsaugojimą. Salos, nors jūros paviršiuje gali atrodyti nedidelis, yra neatsiejamai susijusios su subtilia gamtinė aplinka, kuriai reikalingos nuolatinės apsaugos ir atkūrimo pastangos. Monuriki sala, Fidžio prarasta ikona į vakarus nuo pagrindinės Vyti Levų salos Fidžio salyne, yra Monuriki, nedidelis sausumos masyvas, apsuptas koralinių rifų ir gilių Turkijos spalvos vandenų. Nors negyvenamas, Monuriki pelnė tarptautinį pripažinimą po to, kai buvo pagrindinė 2000 metrų filmo Pasikėlęs anglu. Tas avai su Tomu Hanksu filmavimo vieta. Monuriki priklauso Mamanukios salų grupiai ir užima maždaug 0,4 kvadratinio kilometro plotą. Salą sudaro senoviniai vulkaniniai dariniai ir netaisyklinga topografija, kuriai būdingi balto smėlio paplūdimiai, uolėti šlaitai ir tanki augmenija, kurioje yra endeminių rūšių. Nepaisant mažo dydžio, Monuriki pasižymi nuostabia biologinė įvairovė. Sala yra natūraliai Fidžio kuoduotosios iguanos nykstančios rūšies buveinė.
Šios rūšies buvimas paskatino imtis apsaugos iniciatyvų, kuriomis siekiama kontroliuoti invazinių rūšių, tokių kaip žiurkės ir ožkos introdukcija, kurios neigiamai veikia salos ekosistemą. Filmuojant filmą pasiklydė ant Kast Agai smarkiai išaugo turistų susidomėjimas Monuriki ir aplinkinėmis salomis. Organizuotos ekskursijos leidžia lankytojams aplankyti salą, nardyti netoliese esančiuose rifuose ir aplankyti filmų kūrimo vietas. Nepaisant turistų traukos, vietos valdžia ėmėsi priemonių, kad apribotų apsilankymų poveikį aplinkai. Monuriki neturi nuolatinės infrastruktūros. Nėra jokių pastatų, kelių ar aptarnavimo įrenginių, kurie prisidėtų prie natūralios būklės išsaugojimo. Apsilankymai yra trumpi ir reglamentuojami pagal tvaraus turizmo programas, kurios apima aplinkosauginį švietimą apie salų ekosistemų išsaugojimo svarbą. Sala yra Mamanukios gamtos apsaugos teritorijos dalis, sukurta bendradarbiaujant vietos bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir Fidžio vyriausybei. Šiomis programomis siekiama atkurti degradavusias buveinės, vėl įveisti vietinės rūšis ir išnaikinti invazinės rūšis, stiprinant ekosistemų atsparumą klimato kaitos akivaizdoje. Monuriki supanti jūrų aplinka yra lygiai taip pat svarbi. Gretimuose koraliniuose rifuose gyvena daugybė žuvų, bestuburių ir koralų rūšių. Šios koralų ekosistemos atlieka svarbų vaidmenį pakrančių apsaugoje, žuvininkystės produkcijoje ir regioninės jūrų biologinės įvairovės palaikyme. Geologinių požiūrių Monuriki yra mažų vulkaninių salų atsiradusių Ramiojo vandenyno pietuose dėl tektoninio aktyvumo Indo-Australijos plokštėje pavyzdys. Dabartinį jos profilį suformavo erozijos, sedimentacijos ir koralų formavimosi procesų sąveika. Salos klimato sąlygas lėmė tropinis jūrinis klimatas, kuriam būdinga ištisus metus šilta temperatūra ir lietingasis sezonas, trunkantis nuo lapkričio iki balandžio. Šie klimato veiksniai lėmė vietinių rūšių reprodukcijos ciklus ir veikia koralinių rifų dinamiką. Monuriki populiarumas pabrėžė turizmo skatinimo ir aplinkos apsaugos pusiausvyros svarbą. Šios mažos salos patirtis rodo, kaip gamtos erdvė gali įgyti pasaulinę reikšmę, įtraukiant ją į populiariąją kultūrą. Tačiau ji taip pat pabrėžia būtinybę atidžiai valdyti jos naudojimą, siekiant užkirsti kelią jos degradacijai. Monuriki be savo kinematografinės šlovės yra biologinės įvairovės prieglobstis ir gyvas liudijimas apie sudėtingą geologijos, biotinių veiksnių ir žmogaus veiklos sąveiką Ramiojo vandenyno pietų salose. Runito sala, Ramiojo vandenyno radioaktyvusis paveldas Eneletako atole, Maršalo saloms Ramiajame vandenyne, yra Runito sala, nedidelis žemės lopinėlis, kuriame šiandien stovi vienas prieštaringiausių amžiaus branduolinio palikimo statinių – Runito kupolas. Šis betoninis kupolas, dar žinomas kaip kapas, talpina radioaktyviąsias atliekas iš branduolinių bandymų, kuriuos Jungtinės valstijos atliko 1946. 1958 metrų. Tuo laikotarpiu Eneletako atolas buvo viena iš pagrindinių branduolinių ginklų kūrimo bandymų vietų. Buvo atlikta daugiau nei 40 bandymų, įskaitant sprogdinimus ore, po vandeniu ir paviršiuje. Šie sprogimai smarkiai pakeitė vietos aplinką, išsklaidydami radioaktyviąsias medžiagas į dirvožemį, vandenį ir atmosferą. Užbaigus bandymus, TAVEI vyriausybė 80-ajame dešimtmetyje pradėjo valymo procesą. Projekto metu buvo surinkta apie 80,000 kubinių metrų užteršto dirvožemio ir radioaktyviųjų atliekų. Ši medžiaga buvo nusodinta krateryje, kurį paliko Runito saloje sprogus branduoliniai bombai ir kuris vėliau buvo užsandarintas 45 cm storio betoniniu kupolu. Runito kupolo struktūra buvo sumanyta kaip laikinas sprendimas. Jis nebuvo sutvirtintas, kad atlaikytų ekstremalius oro pokyčius, taip pat nebuvo tinkamai hidroizoliuotas, kad būtų išvengta vandens prasiskverbimo. Vėlesni tyrimai atskleidė, kad po kupolu esantis podirvis jau buvo įtrūkęs prieš statybas, todėl jūros vanduo galėjo patekti ir ištekėti, o tai sukėlė potencialią radioaktyvių medžiagų išleidimo į aplinkinę ekosistemą riziką. Nepaisant mokslo bendruomenės įspėjimų, nebuvo atlikta jokių reikšmingų konstrukcijų sutvirtinimo darbų.
TAVE vyriausybė baigusi valymo procesą 1986 m. pagal Laisvosios asociacijos susitarimą perdavė teritorijos administravimą Maršalo salų vyriausybei. Nuo tada atsakomybė už stebėseną ir priežiūrą teko šaliai, turinčiai ribotus išteklius tokio masto problemai spręsti. Balio piramidė – jūros bokšto paslaptys Ramiajame vandenyne, maždaug už 600 km į rytus nuo Australijos kyla Balio piramidė, uolėtas darinys staigiai išnyrantis iš jūros. Šis darinys senovinio skydo ugnikalnio liekana pasiekia 561 metro aukštį, todėl tai yra aukščiausias jūros kalnas pasaulyje. Balio piramidė yra maždaug prieš 7 milijonus metų įvykusios vulkaninės veiklos liekana. Nuolatinio bangų ir vėjo sukelta erozija senovinį ugnikalnio kūgį susmulkino iki atspariausio branduolio sukietėjusio bazalto struktūros, kuri šiandien nepaklūsta atviros jūros jėgai. Piramidės paviršius daugiausia status su vertikaliomis sienomis, kurios apsunkina floros ir faunos kolonizaciją. Tačiau ant kelių atbrailų ir plyšių, kur kaupėsi substratas, klesti kai kurios druskingumui atsparios augalų rūšys ir jūros paukščiai, kurie atbrailas naudoja lizdams sukti. Vienas reikšmingiausių biologinių atradimų Balio piramidėje įvyko 2001 metrų. Tyrėjai rado nedidelę milžiniškų lazdelių vabzdžių populiaciją, rūšį, kuri, kaip manoma, išnyko nuo amžiaus vidurio. Šie vabzdžiai dėl cilindrinės formos ir didelio dydžio dar vadinami dešruomarais išgyveno pasislėpę izoliuotame krūme 100 metrų virš jūros lygio. Šiandien Balio piramidės tyrimų ir išsaugojimo pastangos sutelktos į jos ekologinio ir geologinio vientisumo išsaugojimą atsižvelgiant į pasaulinius aplinkos pokyčius. Šis darinys išlieka gyvų natūralių procesų, formuojančių vandenynų struktūras, liudijimų ir unikalę prieglaudą rūšims, kurioms pavyko išgyventi ekstremaliomis sąlygomis. Per šias salas matėme, kaip gamta ir žmonės kuria unikalias vietas pasaulyje. Kiekviena parodyta teritorija turi skirtingą istoriją, paženklintą keistų reiškinių, netikėtų prisitaikymų ar įvykių, kurie laužė normas. Šios erdvės, izoliuotos ar transformuotos ir toliau rodo, kaip gyvenimas ir aplinka gali pasukti netikėtais keliais.